Klinikoje Meromede sutikome mokytoją Godą Čiplytę, savanorių grupės per 525 dienas dviračiais apkeliaujusios visą pasaulį dalyvę. Kai važinėjau dviračiais, tada apie ozoną nieko nežinau ir nenutokiau. Viskas prasidėjo gerokai vėliau, kai grįžus iš žygio pradėjau sirgti. Pradėjau sirgti labai rimta liga, tai yra maliarija. Ir dėl to buvo labai pakenktos kepenys, o po to pradėjau domėtis, kaip tas kepenis atstatyti, kaip palengvinti jų darbą. Atradau ozoną prieš 4 metus, kada nebežinau, ko imtis ir ko griebtis, kad galėčiau savo padėti ir tiesiog efektyviai dirbti. Savijauta, žinot, galiu pasakyti taip. Pasaulis pražysta visom vaivorykštės spalvom. Iš tikrųjų labai gerai miegu. Miego kokybė būna visiškai kitokia. Miegas būna žymiai gilesnis. Kitą dieną ir dar porą dienų jaučiuosi žymiai darbingesnė. Vaikai yra pastebėję, žinot ką, vaikai man sako, mokytoja, iš jūsų tiesiog trykšta gerumas, entuziazmas, mano pumpurėliai leipsta nuo meilės jiems. Aš ozono sesijas ateinu pasidaryti 2 kartus per metus. Vieną žiemai, kitą pavasariui, kadangi pavasaris man būna pats sunkiausias metas. Pavasaris užsitęsė. Vasara ne visada laiku ateina ir žmonės iš tikrųjų persidirba. Toks amžius turbūt yra 21 amžius civilizacijos, urbanizacijos ir panašiai. Ir imuninė sistema neišsimiega, nedamiega, persidirba, persinervuoja ir atitinkamai imuninė sistema nusilpsta. Aš pats kaip ozonoterapijos kaip vartotojas, ne tik gydytojas, ozonoterapeutas, bet ir vartotojas irgi pasirinku tokią režimą ozonoterapijos kurso pavasarį, kada, kaip jūs sakėte, imuninė sistema nusilpsta po žiemos, kad atsigauti greičiau, kad energijos atsirastų, kada jaučiasi nuolatinis nuovargis ir panašiai, iš tos rudeninės ir žieminės depresijos išeiti ir panašiai. Tai labai gera priemonė, natūrali ir be pašalinių poveikių priemonė ozonoterapija, kuri puikiai padeda atstatyti organizmą. Taip pat ir rudenį, kada reikia ruoštis tam bjauriam periodui. Aš sakau, Lietuvoje reikėtų turbūt lapkričio mėnesį išbraukti iš Lietuvos kalendorių. Arba visiems uždaryti Lietuvą, išvažiuoti kažkur prie saulėto krašto kur nors ir paskui link kalėdų grįžti. Nes kitos visi mėnesiai savo žavesį turi, bet lapkritį man bent yra baisiausias mėnuo. Ir toliau seka ir infekcinės lygos, ir epidemijos, gripė ir visa kita iki pat vasario mėnesio. Tai tokiam periodui pasiruošti vėlgi ozonoterapija labai gerai padeda. Aš pats esu ne kartą bandęs, ne tai, kad ne kartą, jau paskutinius 7-8 metus. Dėka to ir galiu ir tam tikrus krūvius didelius pernešti ir išvengti, patikėkit, per paskutinius 8 metus ne vieno nedarbingumo pažymėjimo nebuvau pasiėmęs. Aš manau, kad didelis nuopelnas yra ozonoterapijos šitame visame. Jeigu paimti imuninę sistemą, tai imuninė sistema skatina. Jis skatina tam tikros medžiagos, kaip mes sakom, gydytojai, ir gumoralinį, ir ląstelinį imunitetą. Tai yra imuninės medžiagos, tai yra medžiagos, kurios dalyvauja imuninės sistemos atsakoj, į įvairius infekcijas ir panašiai. Ir ląstelinį imunitetą, tai limfocitus ir panašiai. Tai yra stiprina imuninę sistemą. Toliau padeda atsigauti energijos, turi tam tikrą priešdepresinį poveikį, ramina nervų sistemą, kraujotaką pagerina, medžiagų apykaitą pagerina. Šičia yra ozono deguonies mišinys, O2 su O3.
Ir paskui, kai jungiasi prie tam tikrų ląstelių, reiškia, atsiranda ozonidai, kurie organizme, kraujotakoje iš jų atsiskilinėja aktyvuotos deguonies dalelės, O su minusu, O2 su minusu ir panašiai. Tos aktyvos dalelės jos yra nepaprastai, nepalyginamai aktyvesni už paprastą deguonį ir už tai jų poveikis ozono toks universalus ir yra. Procedūra vyksta labai paprastai, yra įvedamas kateteris į veną, prijungiama lašelinė sistema ir tas flakonas prieš tai ištuštinamas, beveik nuleidžiamas žemiau rankos, pribėga apie 100 ml kraujo, į uždarą tą flakoną susirenka, paimamas ozono deguonies mišinys iš aparato tam tikros koncentracijos, tiek kiek reikia, įvedamas į tą flakoną, kur kraujas surinktas, kraujas ozonuojasi ir tą ozonuotą kraują lašinam atgal į veną. Vidutiniškai suaugusiam žmogui mes darom 10 procedūrų, kad saugiom dozėm įvesti terapinėse koncentracijose ozoną į kraujotaką organizmą. Man ozono terapija padeda būti darbingai, pailsėjusiai, gerai išmiegojusiai. Aš pasitikiu savim ir myliu gyvenimą.